Nes kada mes perdegam, kai turim daug entuzijazmo ir noro padaryti tai, ko negalim. Ir daužom galvą į sieną ir nereikia stebėtis, kad galiausiai iškyla gumbas. Reikia prisiminti kelias paprastas taisyklės iš tikrųjų ir aš jas kartoju per visas savo paskaitas. Pirma iš jų aš vadinu sidabrinę taisyklę, kad gerai dirbti gali tik tas, kuris moka gerai ilsėtis. Antra taisyklė, jau čia iš auksinių taisyklių rinkinuko. Aritmetinė. 24 yra 3 × 8. 8 valandos darbui, 8 valandos miegui, 8 valandos gyvenimui. Mano asmeniniam gyvenimui, kuris yra nedarbas ir nemiegas. Trečia taisyklė irgi iš auksinių yra apie laimę. Laimė yra tuomet, kai iš ryto norisi eiti darbą, o vakare norisi eiti namo. Ir galų gale tai, ką aš vadinu deimantinė taisykle, viešpatie, duok man jėgų padaryti, ką galiu, duok man proto nedaryti, ko negaliu, ir duok man išminties atskirti vieną nuo kito. Patariu šitą maldelę pasakyti kiekvieną rytą tik atsibudus. Kiekvieną rytą. Žinot, po poros mėnesių kažkas pradeda keistis.